ką pagaliau grįžtu su savo vlogu. Tikrai norėjau ir iš Milano jums nufilmuoti vlogą, bet neturėjau kvėpimo, nes prieš tai intensyviai dirbom prie knygos pridavimo ir tikrai labai daug savęs įdėjau į knygą. Tiek daug atidaviau energijos, kad viduj buvau tiek tuščia viduj, kad tiesiog nesinorėjo nieko. Norėjusi tik tais vaikščioti po mados savaitę, gauti to įkvėpimo, stebėti žmonės, skaniai valgyti. Ir pirmas 2 dienos buvo visiškai toks chill, relax. Leidau savo išgyventi tą būseną, pasipildžiau ir grįžau pilna jėgų, energijos, įkvėpimo, dalintis su jumis įvairiausiais mados patarimais, stiliaus įkvėpimų ir netrukus jau išeinančios knygos, kur sudėta labai daug meilės, labai daug žinių, patirties ir noro įkvėpti jūs, atrasti savo stilių ir būti pačiai savo geriausia stilistė. Nes tik tais jūs žinote, kas jums tinka, kas patinka, kaip jūs norite atrodyti šiandien, o mano ta patirtis ir tos žinios teiks jums tikrai tų žinių ir pasitikėjimo savimi. Tai, o šiandieną išėjo naujas Elle žurnalo numeris. Mes turim Elle Woman Awards, tai mūsų debiutą, kurio tikslas yra pagerbti moteris, dirbančios skirtingose srityse. Ir mūsų išėjo naujas viršelio numeris su Rūta Meilutyte. Tai neslėpsiu, tai mano yra viena iš didžiausių svajonių, būtent Rūtą pamatyti ant Elle žurnalo viršelio. Ir mes ties to dirbom ne vieną mėnesį tikrai. Šiandien svarbi diena ir dar laukia vakaro renginys. Dabar turiu tarpą ir noriu pasidaryti tokį čeką ir papasakoti, ką jau įsigijau pavasariu, kas pasiteisino, kas galbūt ne visai pasiteisino jau. Tai gerai, tai pradėkim nuo galbūt avalynės. Nes aš nežinau, kas man pasidarė, bet šiuo metu man norisi kažkokių gražių batelių. Nors man niekada taip nebuvo taip, kad man norėtųsi batelių. Aš esu labiau rankinių žmogus ir man labiau gal norėjusi rankinukus. Ir pirmas mano toks pirkinys išsvajotas, išmylėtas, tai būtent šitie Balenciaga bateliai. Super patogus, gražiai atrodo, tinka ir prie džinsų, ir prie platėjančių kelnių, ir prie suknelių bei sijonų, kas man tikrai labai aktualu. Mažas kulniukas, netrina, nes yra atidaryta apačia. Vienintelis minusas, tai tas lygus padas ir aš prieš važiuojant į Milaną nespėjau profilaktikos pasidaryti, nes tiesiog slidu tas lygus padas. Šiaip super patogus, super patvarus, labai pasiteisinęs pirkinys. Toliau mano labai ilgai galvotas ir ieškotas. Tai norėjau su juodų savo loaferių. Turiu pakankamai paprastus loaferiukus ant plono pado, o būtent šitie yra tokiu storesniu padu. Man asmeniškai geriau žiūrisi prie kelnių, prie galbūt suknelių, irgi tokie labiau universalesni. Vienintelis, aišku, minusas tas yra raidės ir tas logotipas, bet jeigu viskas kitas yra neutralu, nėra kažkokių logotipų ar kitų ryškių detalių, tai tikrai labai patogus klasikiniai ir jau vėlgi ėmiau į Milaną, vaikščiojau su jais, visur puikiai tiko man. Irgi lygus padas, tai nespėjau profilaktiką padaryti, tai slidu tiesiog dėl to, o šiaip tai nunešiu, padarysim profilaktiką ir manau, kad tikrai puikiai nešiosios. Kitokie, nėra, kad jie labai minkštučiai, bet nepritrinė, nors vaikščiojau tikrai su jais daug ir užsakinėjau iš Ambra Boutique, tai iš Italijos outletų, nes butikė dar jie yra ir jų kaina ten, man atrodo, kažkas 800 kažkiek tai, o perkant Italijos outlete 500 eurų. Tai tikrai šitie man pasiteisino. Dar vieni batai. Atradau, žinokit, tobulą variantą. Tai yra miksas tokių kaubojiško, šiek tiek su tokių, kaip sakyt, patogesnių galbūt kulnų ir priekių, bet nėra išraiškingų kaubojiško stiliaus detalių, bet iš principo modelis labai primena kaubojiškus batus, tik tais jie labiau tokie klasikiškesni. Tai juos pamačiau Milane Berškos parduotuvėje, bet nebuvo mano dydžio ir nusprendžiau, ką man tampyti, kadangi aš ir taip neturiu vietos, mano lagaminas viršyje visus įmanomus normas, mano 2 lagaminai ir dar tašę kartu svėrė 35 kg ir tai buvo 4 dienom, tik tais aš buvau, tai buvo 8 įvaizdžiai ir kurių 2 dar įvaizdžių neišnaudojau, bet vis tiek buvo tikrai labai daug drabužių sudėta. Tai šitie batai yra iš Berškos, labai patogus, iš karto užsakiau ir labai gražus ir labai lengva derinti ir tinka tik ir prie, tarkim, kelnių, galima ir džinsus susikišti, galima ir tiesiog su pėdkelne ir paskui ant
ant nuogos kojos, žodžiu, kas ieško tokių batų ir jų kaina yra apie 50 eurų berods. Dydis atitinka, aš 40 pasiėmiau savo, tai viskas su jais gerai. Tai tikrai čia nauja kolekcija, dar jie bus. Toliau, dar porą batelių, kuriuos nupirkau per išpardavimą. Dabar Zaroj, aš labai mėgstu tą tokį final sale, yra pats paskutinis išpardavimas ir lieka jau kažkokie tokie super perliukai ir super gerom kainom. Tai po 9 eurus nusipirkau 2 batelius iš Zaros, tai mes juos išpainėsim. Tai va šitas sidabrinė auksinės basutės, man tokio tipo basutės labai patinka nešioti prie kojinyčių, prie pietkelnių, man visą laiką pasiteisina ir čia 2 viename. Ir yra ir sidabro, ir aukso, tai galima ir taip juos stilizuoti, tai 9 eurai jie kainavo, toks kulniukas ir tiesiog visą laiką gražiai atrodo net ir su kojinytėm baltom arba su pietkelniam, aš mėgstu tokį stilių ir vasarą, žodžiu, ir dabar galima nešioti, kadangi man sako, norisi kažkokių blizgių tokių basučių ir nenoriu daug investuoti, tai va 9 eurai. Ir dar vieną dalyką atradau Zarai per išpardavimą, tai balerinos tokios, mulės ir dar su kulniuku. Tai va, kadangi turiu tokias satininės juodas balerinas iš Miu, tikrai, manau, pasiteisina jie vasarą ir dabar pasiėmiau tokius irgi už 9 eurus mulės balerinos su mažu kulniuku. Aišku, nebus jos super patogios, bet gražios ir renginiams tikrai manau, kad labai gražiai su jais. Man tikrai patinka satinas, patinka tas moteriškumas ir mano būtų jums labai didelis patarimas nebijoti. Tam, kad atrasti naujus derinius, išbandyti, jūs turite nebijoti žaisti su skirtingais stiliais ir miksuoti juos. Nedaryti viskas viename stiliuje. Jeigu tai, tarkim, yra balerinos, kurios iš principo yra tokios moteriškos, lengvos ir labai elegantiškos, nebūtinai mes juos turim derinti prie elegantiškos suknelės, nes bus per daug toksai moteriškas, per daug lengvas, galbūt per daug elegantiškas stilius. O atvirkščiai, derinti šitas balerinas prie begi džinsų, kargo džinsų su kišenėm, plėšytų kokių nors džinsų, kažkokių kitokių stilių, sportinių kažkokių kelnių, ne? Bandyti žaisti su skirtingais stiliais ir tik tais tokiu būdu, kai mes žaisim su skirtingais stiliais, miksuosim, mes atrasim naujus derinius. Toliau, tokie kitokie pirkiniai, bet jie pasitarnaus man kitam sezonui. Kadangi, kai aš buvau mados savaitėse, tai buvo jau Kopenhago ir Milane ir žinokit, visur labai daug to dirbtinio kailio. Tai panašu, kad kuo toliau, to dirbtinio kailis bus labiau ant bangos. Tarsi viskas atrodo iš dirbtinio kailio, kailinukai, paltai, kepurės, šalikai, batai, rankinės, sijonai, visur tas yra dirbtinis kailis. Tai ką aš nusipirkau, tai nusipirkau tokį švarkelį, ekstra su tokiu dirbtiniu kailiu. Jis derinti yra super sudėtinga, nes yra ir jau leopardo raštas, ir čia tos kailis, ir jisai yra patrumpintas, bet jisai buvo toks gražus ir tiesiog man prie judų džinsų, prie judų kelnių, prie juodo sijono, toks kaip ir įdomesnis dalykas. Man norėjusi kažką tokio įdomesnio. Aš jau nebenorėjau pirkti dar vieną juodus kailinukus arba juodo paltą, tai tiesiog norėjau kažką įdomesnio. O čia jau yra kažkas klasikiškiau. Tai vėl, tai yra Unlabel lietuvių prekės ženklo, kurį labai mėgstu ir myliu. Tokie dirbtinio kailio kailinukai bomberis, kuris irgi atrodo kaip tikras kailis, vintažinis lygtais būtų, bet tai yra dirbtinis kailis ir jisai tokio sportiškumo, kadangi yra su užtrauktuku. Plus čia yra dar tokios kaip gumos, galima jį sutraukti, tai gaunasi toksai kaip ir sportiškos stiliaus kailinukai, kuriuos aš Milane derinau prie sekančio mano pirkinio, prie tokių veliūrinių baltų kelnių. Ir man gavosi tobulas dališkas derinys, kuris puikiai tinka Milanui. Ir apskritai veliūras, su to kailiu, taip tokie minkšti dėriniai, kurie tokio minkštumo, moteriškumo suteikia prie klasikinių loaferių ir yra tobulai. Galbūt ir man pačiai jau gal šiek tiek atsibodo tiesiog prie džinsų viską nešioti, nes aš esu tas džinsų žmogus, kuris laiką pirku džinsus. Tai va, tai norėjęs išbandyti kažką naujo, tai va, tai įsivesti į savo spintą dar ir veliūrinės kelnes. Turiu rudas, man pasiteisino, jos labai nešioju visą žiemą ir net vyras man daug komplimentų sakydavo, kai aš užsidavau tas veliūrinės kelnes, sako, kokias geras kelnes. Tai va, pirkau Pull&Bear, dar pasėmiau baltas, galima bus jos ir vasarą nešioti. Gerai, keliaujam toliau. Zara padarė kolabą
sustyle.com. Ir aš negalėjau nenupirkti bent kažką, nes tai yra limituota. Tai aš pasėmiau tokias 2 maikutės, vieną iš kontariai, vieną savo. Tai tiesiog kaina nedidelė, bet labai 17 eurų, bet labai gera medvilnė. Ir čia tiesiog kolabas, limited edition ir jisai būtent vyksta per mados savaitę. Dabar visi prekės ženklai daro visokiausius kolabus, pop-upus, viskas tai grįžta ir labai faina, nes tai yra toks limituotas dalykas, kažkoks išskirtinis ir įdomus. Toliau mano pirkiniai. Čia aš pasakysiu taip. Va čia aš vadovausi ne super protų racionalumu, o grinai noriu. Buvom kolekcijos pristatymė vienam itališkam prekės ženkle ir pamačiau tokią merginą, super graži. Tokia irgi panašaus mano ūgio, panašios spalvos plaukų, tai pas ją jie gal ilgesni dar. Ir jinai buvo su tokia boho stiliaus ilga suknelė, su tokiais batais, kaip ale kaubojiškais, šiek tiek, bet ne visai kaubojiškais, bet tokiais priminantis kaubojiškus, o visai švarkas šviesus buvo. Ir buvo tokia, ką aš jau dabar pasakoju, reikia traukti, ir buvo tokia kepurė, tokia kaubojiško stiliaus, bet tokia kaip Panama, žodžiu, va tokia, tai balta pas ją buvo. Ir man taip gražiai atrodė, aš ją žiūrėjau ir galvoju, Dieve, man taip gražu, bet aš taip niekada neišdrįsčiau. Šiaip nedariau daug šopingo, tikrai buvau realiai tik tai Zaroj ir Miu. Sakau, pasimatuosiu. Ir buvo parduotuvėje žalia tokia tamsiai ir dar tokia, mano, bežinė spalva. Aš užsidėjau tą žalę. Man taip tiko, ta kepurė, aš buvau nustebusi, kad man jinai labai kažkaip tiko. Ir aš sakau, ar turit kitų spalvų? Ir jinai man pradėjo ten ieškoti kitas spalvas. Va, užsidedu. Taip, kad jums pasirodyt. Jinai man pradėjo ieškoti kitas spalvas, kur ten jų yra dydžiai, S, M, L. Tai va, tai man S per mažas, L per didelis, man M puikiai tiko. Pasimatavau ir baltą, ir juodą, ir dar visas kitas spalvas. Lygtais ir kaip ir neblogai, bet galvoju, blemba, bus sunku derinti. Arba nebuvo dydžio, arba būtų tas spalvas sunku derinti. Arba ne mano spalva prie veido. Ir jinai man atnešė vienintelę šitą, va, tokią rožinę, o man rožinė visą laiką patinka, bet jinai tokia nėra ryškiai rožinė, o tokia prislopinta rožinė, sakau, viskas šitą imu. Manau, kad aš ją ne tik vasarą nešiosiu, bet ir šiaip prieš švarkų, lygiai taip pat kaip ta mergina, kuri man įkvėpė šitas kepurė pirkimui, prie lietpalčio, prie švarko, žodžiu, ir paskui vasarą, ir mieste, ir, žodžiu, man labai patiko šitą kepurę. Kartais kepurė yra tikrai tas įvaizdžio dalykas, kuris gali tiesiog paprastiems rūbams suteikti to tokio išskirtinumo, įdomumo ir aš bandysiu prisijaukinti tas kepurės ir nešioti jų daugiau. Toliau. Vėl Miu. Dabar taip, su šita rankinė tokia istorija. Aš jau ją buvau nusižiūrėjus senokai ir aš supratau, kad šita rankinė bus tikrai hot. Bet kaip žiemą pirkti tą tokią vasarinę rankinę, aš nežinau, nes jos kaina yra nedidelė, berods apie 700 kažkiek tai eurų. Bet aš pagalvojau, kad reikia pirkti dabar, žiemą, kol jų dar yra, nes paskui jau nebus tiesiog. Tai va, tai čia yra tokia Miu rankinė. Ir šiaip man dabar, žinokit, tokia mėlynos spalvos era. Tiesiog nenoriu juodos, visiškai noriu mėlynos. Pakabukas čia jau mano kitas, čia aš jau truputėlį bandžiau pastilizuoti. Tai va tokia, nėra medžiaginė, taip, ir čia daug kas pasakys, kad čia medžiaginė ir nėra už ką mokėti. Bet man asmeniškai vasarą nesinori kažkokių didelių odinių rankinių. Tai va, būtent ir atostogom, ir lengvutė, ir talpi, ir negaila, ir visur tiks prie lengvesnių įvaizdžių. Yra skirtingų spalvų, aišku, jų, ir jinai yra labai lengvutė, ten tikrai labai daug visko telpa. Manau, kad tai tikrai bus vienas iš tokių sezono trendų, nes jų kainos yra nedidelis, tai manau, kad tikrai juos papirks. Kas dar jie siūlo? Tai jie siūlo dar galima nusipirkti padidintą tokį pat karabiną ir jį pritvirtinti ir pasidaryti ilgesnę rankeną ir dar nešioti taip pat ją. Tai žodžiu, čia jūsų jau fantazijos reikalas, tai čia tiesiog galima jie visai, bet man telpa ir taip, tarkim. Ir dar tokia kaina. Ir tada tuomet aš dar nusipirkau, žiūrėkit, iš Zaros kokį fainą pakabuką. Radau ten, aišku, Zara labai faina Milane. Ir radau tokį pakabuką, kuris labai atitinka visai mane. Ir jisai labai gražiai visai žiūrisi prie šitos rankinės. Tokio žaismingumą suteikia. Ir tarp kitko, šitie visi pakabukai, jie toliau lieka on hot, tikrai on top, hot top lieka tikrai toliau ir juos galima nešioti ne tik ant rankinių, bet ir kabinti ant kelnių ir džinsų šito, kaip čia pavadinti tą vietą, va šitos vietos, nežinau. Toliau, ir aš labai norėjau, ir aš jau turiu tokį vieną Miu diržą, kuris man labai pasiteisina, bet jisai rūdas yra. Man patinka, kad nėra kažkokių didelių logotipų, kad jisai labai kokybiškas, toks labai statement. Ir aš labai norėjau
Taip, juodos spalvos, nes man trūko juodos spalvos be jokios sagties irgi tokio diržo. Tai aš pasiėmiau ir dar, kadangi šitas diržas aš pirkau 75-uką ir žiemą buvau priaugus svorio ir esu šiek tiek priaugus svorio, čia mano klasika visada, žiemą +3, ką aš bedaryčiau, vasarą tie būna -3. Tai va, tai aš šitą diržą pirkau būtent per mados savaitę rugsėjį, tada buvo -3 ir pasiėmiau 75-uką, nes man buvo jisai idealiai. Aišku, žiemą +3 ir iškart jau spaudžia man, tai jau šį kartą juodą pasiėmiau 80-uką. Tikriausiai vienas iš tokių praktiškiausių dalykų mano spintoje, tai va būtent šitas diržas, tai pasiėmiau juodą. Toliau keliaujam ir prie tokių kitokių pirkinių. Tai jau čia Lietuvoje aš nusipirkau irgi per išpardavimus Mango tokią neriniuotą suknelę, pažiūrėkit, tokia, kaip ir graži, bet aišku, niekada aš taip neįsiu su ją, tai aš buvau išėjusi po apačią, dėjau neriniuotas pėdkelnes ir ant viršaus tokį oversize juodą megztinį, kurį nusipirkau iš Koso. Pagalvojau, kaip dar ją galėsiu nešioti ir kaip stilizuoti. Tuomet aš Kalzadonijoje, būtent, nežinau ar yra Vilniuje, bet Milane, tokie vat kaip ir šortukai, trusikėliai, tokie, kurie po apačią nešiot. Būtent, kadangi tie visi persišvežintis sijonai, suknelės ir toliau su mumis bus, reikia kažką daryti ir reikia pirkti va tokius va šortukus, kurie tokie yra labai tamprūs ir stori, kuriuos galima nešioti po tokiais sijonais ir suknelėm. Tai va tuomet taip jau bus galima nešioti. Keliaujam toliau ir dar vieną rankinę, kurios labai norėjau. Jų buvo sold out, jie buvo visur išpirkti, visame pasaulyje ieškojau būtent šitos spalvos, niekur nebuvo. Tada užsisakiau, radau kažkur Italijos butike tokią rudą spalvą, bet didesnį dydį. Ir galvoju, aš didelė, užsisakom didesnį dydį, bus gerai, bet merginos, kai jinai atėjo tą rankinę, aš jau kėliau ją į Reelsą, unpackingą, jinai absoliučiai tobula, bet jinai sveria. Aš nesumeluosiu, gal 6 kilus, be nieko. Tai tiesiog man petis nukris. Dabar, 6 kilai, jeigu aš dar kažką įdėsiu, 7 kilai tampyti kiekvieną dieną, ne, aš nenoriu savo, kaip sakyti, tokio sporto. Tai aš ją grąžinau ir tiesiog atsirado jų puslapyje būtent šita konjak spalva, vadinama verstos odos. Nežinau, man šita lepesažetė, pasivaikščiojimas, ką reiškia iš italų kalbos pasivaikščiojimas, man jinai gražiausia yra būtent verstos odos visų atspalvių. Odinė kažkaip nekabina, mačiau ją odinę gyvai, žiūrėjau, bet būtent va šita verstos odos atrodo tobulai. Pagalvoju, kad aš tokios spalvos neturiu, bet rankinės turiu oranžinę mažytę iš Louis Vuitton. Aišku, jinai irgi nėra lengva labai, bet nėra super sunkiai, tai man jinai labai patinka, labai pasiteisino. Dar aš nusipirkau prie jos vėlgi tuos pakabukus, nebijokit, tų pakabukų tikrai jie suteikia žaismingumo rankinėms ir jie bus toliau. Tai tokį krosaną odinį ir va tokius akmenukus. Jos pirkau ant Aza Stores parduotuviai, labai fainų kokybiškų ten radau daug, kadangi yra versta oda, nėra tokia super sunkiai atrodanti prie įvaizdžio, tai jinai puikiai bus ir vasarą, ir žiemą, ir ta spalva tokia konjak tokia, kuri kaip įvaizdžiui suteikia akcento visada. Labai fainas pirkinys, kuris man be galo pasiteisino. Toliau, iš megztinių tokių. Unlabel turi labai daug šito tokio tipo megztinių, jie labai šilti, labai geras jų kirpimas ir daug spalvų. Tai aš pasirinkau tokią būtent sezono, tą visą mokamų spalvą, rūdą tokią, kad visai man gražiai atrodo prie veido ir vėlgi su tais atspalviais, su visais džinsais gražiai žiūrisi, prie mano šitų džinsų irgi gražiai žiūrisi. Tai toks megztinis, kurį nešiočiau tiesiog vieną, be nieko ant viršaus. Ir dar vienas pirkinys, kurį nusipirkau, bet dar neužsidėjau, man labai patiko, čia yra Koso džinsinis sijonas, bet, aišku, dabar nesimato, bet jį užsidėjus, jisai labai gražiai apsitempia čia klubus, tada čia siaurėja ir čia toks truputėlį vos ta tokia undinėlė eina. Ir jisai taip labai gražiai išiškina figūrą. Aš kai jį užsidėjau, jis ant pakabos taip netrodė gerai, kaip aš jį užsidėjau. Prie megztukų kažkokių arba bomberiukų. Ir vėlgi aš pirkau jis per seilą, 40 eurų kainavo ir labai geras kokybiškas džinsas. Toliau, ką aš dar nusipirkau ant Aza Store. Tai prie mūsų Amur šaliko, nes aš mėgstu jį nešioti pavasarį, tokį lietpaltį, kuris yra tokios kreminės spalvos, šiek tiek pašiltintas vos, bet iš esmės galime ir vasarą nešioti jį ir neperšlampantis. Tai prie šito lietpalčio man jisai super elegant atrodo ir aš šitą šaliką planuoju nešioti taip. Toliau, aš atradau tobulą švarką,
kuris Zaroj, nes šiaip Zaros kolekcija tobula, kokia gera. Man norėjusi ten visko, tikrai labai kažkaip kokybiški daiktai ir aš pažiūrėkit, kokį švarką, man tai, ta prasme, aišku, atrodo jisai tobulai, dar užsidėjusi, aš jį nešiosiu su neriniotam pietkelnėm, kurias nusipirkau iš Kalzadonijos. Žiūrim telefonas, kad nenukristum. Ir jisai yra toks, čia įleminuotas, tokie pečiais įstatyti ir jo kaina, jisai fantastiškas, 129 eurai. Tai man čia kaip Balenciago švarkas, 1:1 ir viskas tobulai padaryta. Užsidėjus labai gražiai nesiminuoja, čia tas įsistato klubas ir pėtis, tai šitą švarką jau laukiu, kada užsidėčiau prie neriniotų planuoju pietkelnių ir prie Balenciago tų batelių tikriausiai dėsiu. Tuomet aš nusipirkau tokį irgi lietpaltį iš Zaros, bet čia Lietuvoje jį pirkau. Jisai yra labai fainas, tom, kas yra dvipusis. Čia yra languota ta pusė, kur galima nešioti tokį langučią, o kita pusė yra su krūda. Ir ką aš dar padariau, kad būtų įdomiau, tai prisivau mūsų kailį, nes man tobulai kažkaip tiko, pasidariau tokius rankogalius. Tai tokį nešiosiu ir man labai gražiai prie džinsų, prie pilkų spalvom kontrasto atrodo jisai. Ir vienintelis minusas, kad dabar negalėsiu išversti į kitą pusę, nes čia yra prisiūta. Ir tuomet dar vieną lietpaltį, kurį nusipirkau, nes man būtent pavasarį norisi tų lietpalčių, manau, kad geras laikas nešioti tos lietpalčius. Tai tokį tamsiai šokoladinės spalvos ir tokį visiškai kitokį. Kaip sakyčiau, kaip suknelė, nes jų čia rankovės va tokios. Ir jisai toks moteriškas, iliminuotas. Čia suveržiam ir bus va toks va lietpaltis. Ir labai gražiai bus prie šitos tašės. Ir aišku, prie mėlynos irgi. Visur tiks. Tai va, tai kol kas tiek mano pirkinių. Komentaruose lauksiu jūsų klausimų. Nemažai čia visai gavosi. Visą laiką galite man rašyti privačiai Instagramą, pasitarti dėl kažkokių pirkinių, ką jūs galvojat, arba ką norite, kažko pasitikrinti. Dar neparodžiau akinius. Greitai dar parodau akinius, kaipgi be akinių. Ir šį kartą keista, jokių papuošalų, aš jokių aksesuarų nusipirkau visiškai. Tai va, tokius Miu nusipirkau akinukus. Jie turi tą didesnį modelį, aš juos turėjau tos didesnius prieš porą metų, jau pardaviau, tai dabar nusipirkau labai tokius elegant, lengvučius, rudus. Man dabar kažkaip traukia ta ruda spalva tikrai, kiek nemažai visai tų rudų visų atspalvių. Tai pagalvojau, kad ir rudi akiniai irgi būtų turėti gerai, tokie lengvesni, kurie neapkrautų veido. Tai šitie Miu nusipirkau dar Kopenhagoje, kai buvau. Ir dar, taip, iš Vision Express optikos, va tokius radau Miu, pažiūrėkit, kokie faini persišviešintis. Čia jau grinai ne nuo saulės, o čia grinai toks įvaizdžio dalykas. Specialiai jos pirkau į mados savaitę, kad papildyti įvaizdžius. Ir dar vienus tokius Gucci. Rėmelį tokį irgi pasėmiau į įvaizdį. Truputėlį pakeisti. Tai va, tai dar tokius akinukus pasėmiau. O kadangi jau saulė, kaip sakyt, saulės, kuo toliau to daugiau, tai akinukų reikės matyti ir daugiau. Tai būtinai padarysiu ir apžvalgą apie akinių tendencijas ir ką galima pritaikyti. O dabar ką, keliaujam į Elle Woman Awards. Ir aš jūs pasiimsiu šį kartą su savim ir pasistengsiu parodyti, kadangi šį kartą renginys yra super uždaras ir tikrai labai nedaug bus vietų, bus gala vakarienė, tai pasistengsiu jums parodyti šiek tiek to pačio renginio, šiek tiek užkulisių ir kas ten bus. Iš tiesų tai labai jaudinantis vakaras mums. Elle moterų apdovanojimų debiutas. Šiandieną man yra be galo didelis malonumas ir atsakomybė bei garbė būti čia tarp jūsų. Dėl to, kad tikrai išties yra žmonės, kurie įkvėpia ne tik savo darbais, savo pavyzdžių. Ir aš noriu asmeniškai pasidalinti savo patirtimi iš vaikystės. Mano mama, augindama mane, niekada nekritikavo ir niekada nelygino su kitom mergaitėmis. O tik savo pavyzdžių, savo darbų, jinai 50 metų dirbo gydytoja vienoje ligoninėje. Kiekvieną dieną mane įkvėpė. Grįždama vakare namo, jinai man pasakodavo, koks yra prasmingas jos darbas ir kiek yra pasako apie tos žmonės, kuriems ji padeda. Ir tai man, kaip maža mergaitė, buvo didžiulis pavyzdys. Rytoj mano mamos gimtadienis, 76 metai.
Ir aš ketinu ją tai pasakyti. Mes kiekviena moteris esame pavyzdys vienas kitai. Dėl to mūsų kaip L šeimos tikslas yra kalbėti apie jūs, gerbti jūs ir parodyti kaip pavyzdį jaunai kartai ir kitoms moteriams, tam, kad jos galėtų pasimokyti, galėtų kvėpti. Ir iš tiesų, aš manau, kad mes visi kartu tai galim padaryti. Ir tai tikrai yra labai kilnu ir labai žavu. Tai ačiū Jums labai už tai ir linkiu gražaus vakaro.